Ačiū, ponė. Deja, Europos Sąjungoje taip pat yra labai aukštas politinių kalinių skaičius, ypač tokiose šalyse kaip Lietuva. Pavyzdžiui, kovotojas su pedofilija Neringa Venckienė, Algirdas Paleckis, Danielius Mantas Šarkanas, Stanislovas Tomas, Edikas Jagelavičius, Kazimieras Juraitis, Švenčionienė ir daugelis kitų. Yra dviejų tipų politiniai kaliniai Europos Sąjungoje. Tie, kurie realiai atlieka kalėjimo bausmę, ir tie, kurie gyvena politinėme prieglobstyje kaip pabėgėliai. Europos žmogaus teisių teismas priėmė sprendimą, kad užsienyje gyvenantiems politiniams pabėgėliams turi būti leista dalyvauti rinkimuose savo šalyje taip, lyg jie ten gyventų. Tai labai nuostabus sprendimas, bet Lietuvos režimas, kaip visada jo, nevykdo. Deja, Europos Sąjunga tai toleruoja. Daug žmonių įkalinami Lietuvoje už savo nuomonę. Pavyzdžiui, kritikuoti holokaustą Lietuvoje iš tikrųjų yra nusikaltimas. Holokausto neigimas yra oficiali Lietuvos politika. Paprastai įkalinus opozicijos lyderį Lietuvoje, jo populiarumas gerokai išauga. Todėl labai svarbu pripažinti